Sorry, turėjau nueiti į kitą kambarį ir duoti pilų, kad taip nerėktų. Taigi, pradėkim nuo pat pradžių. Ką tu matai prieš save, tikriausiai tave baugina ir galvoji, kas čia darosi, ne? Am, Čia prieš tave yra mūsų bodigrafas, centrai, kurie reprezentuoja mūsų kūno dalis, mūsų organus ir ten, kur generuojama yra vienokia ar kitokia energija. Tarkim, iš pat viršaus, ane, mes turime čia adžną centrą, kuris atsako už mūsų galvojimą, turime karūnos centrą, kuris mums duoda inspiracijas, ne ambicijas, bet kreatyvumą, kažkokias idėjas, per jas mes gaunam tą įkvėpimą. Ne? Čia mes turime manifestacijos kanalą, centrą per kurį mes galim save manifestuoti pasaulį, per kurį mes galim šnekėti, dainuoti, kurti, taip kaip mes parodom ir reiškiamės. Tai čia toks centras, per kurį mes galim išsireikšti šiam pasauliui. Jeigu nusileidžiam truputėlį toliau, ne, tada mes turim G centrą. Jisai atsako už tai, ką mes mylim, už tai, kas draivina mus, už mūsų kažkokius įpročius, į tai, kokie mes esame. Ne? Taip, tarkim, tu pamatai kažką parduotuvėje, ne, ir pasakai, šita suknelė tikrai tiktų ten Evelinai, dar kartą, nes ji apibūdina jos kokia jinai yra, ne, jos savybės ir jos būdą. Arba irgi G centras atsako už mūsų kompasą šiam pasauliui. Ką mes darysim, kur mes gyvensim, kokioj vietoj, su kokiais žmonėmis, mūsų meilė gyvenimui, ne, už ką mes galėtume savo sielą parduoti, ne, sakykime, gimsta žmonės, kurie jau žino, kad jie nori padėti ir tapti gydytojais, ne, arba gimsta žmonės, kurie turi įgytą talentą ir meilę muzikai, tai jau jie gimsta su kažkokia prigimtimi, ne, tai čia dažniausiai būna, kai šitas centras yra užspalvintas, ne, tai tuoj pasakysiu, ką tai reiškia, kai spalvota ir kai ne. Tai vat būna, čia yra mūsų gyvenimo kelias ir mūsų gyvenimo kryptis, G centras. Ir irgi jis jame yra meilės vartų, kurie nusako, kokią meilę mes jaučiam. Vėliau pašnekėsime apie tai truputėlį daugiau. Jeigu nusileisim dar toliau, mes matom čia ego centrą, kuris yra labai pilnas pas tave, čia daug aktyvumo ir ego centras yra viskas apie mane, mylimą, apie tave šiuo momentu. Ne? Čia, kai klausant apie visi klausimai susiję su ego centru, prasideda nuo aš padariau, man reikia, aš noriu. Čia yra apie ką tu galvoji apie save, ne? Ar tu myli save, apie tavo saviraišką, ne? Bet irgi apie materialinį pasaulį, apie resursus, iš kur gauti pinigų, ar tu nori juos uždirbti. Ir šiaip egocentras, galima sakyti, mano irgi yra fokusuotas egocentras, kaip ir tavo, labai aktyvus, ir dažniausiai egocentras nelabai mėgsta dirbti, bet mėgsta pinigus. Tai va čia tokia truputėlį kaip koncepcija, jog pinigus tai mėgsta, bet kažkaip per daug arti fiziškai, tai ego labiau, pagulės verčiau ir kažkam lieps kažką padaryti. Einam truputėlį toliau, tai mes turim dabar sakralinį centrą. Ir jis yra vienas iš svarbesnių, nes jis realiai rodo, koks yra tavo auros tipas, ir sakralinė jėga tai yra mūsų evoliucijos dėsnis, ne? Čia yra gyvybės ta energija, gyventi, džiaugtis, daugintis, taip, atsivesti į šį pasaulį vaikų, prižiūrėti tuos vaikus, žiūrėti, kad jie nenudvėstų, kad jie nemirtų, ne? Bet nebūtinai apie vaikus mes čia šnekam.
sakom, gimdyti projektą, gimdyti verslą, gimdyti kažkokias idėjas, ane, ir jas vėliau plėsti. Ir čia yra plėtra, gyvenimas, gėrinimas to gyvenimo, ne, čia yra va, ta gyvybės energija kažkam, sakralinis centras. Ir dar vienas dalykas, kas gali jį apibūdinti, tai yra ta batareika, mūsų gyvenimo baterijos. Priklausant nuo to, kokio tipo tu žmogus esi, nes yra 5 skirtingi tipai auros, tai yra manifestoriai, yra, tarkim, gerai, aš jų neskirsiu, tu esi manifestuojantis generatorius. Generatorius tai yra baterijos, ne? Kodėl generatorius? Nes išeikvojus per savo dieną daug energijos, tu atsikeli ryte ir tas generatorius jau pridarė daugiau tos energijos. Sakykime, tavo baterijos vėl ir iki 100% ir paaugo, ne? Jog tu kiekvieną dieną, ar ten, sakykime, porą valandų, nesvarbu, tu turi būti pailsėjus, pavalgius gerai, pasirūpinus savimi, jog jeigu yra geros kondicijos, tai tavo batareika pastoviai generuos tau energijos. Bet čia yra toksai didelis bet. Ta energija bus tik generuojanti, kai tiems dalykams, kurie tau reikalingi, tai reiškia išgyventi, ne, pavalgyti, padaryti kažką ten, atsikelti, eiti, bėgti, nesvarbu. Bet ir dalykams, kurie tau patinka, kuriems tu esi sukurta. Darbams arba kažkokiems paprašymams iš kitų žmonių, kurie darbams arba ten, nežinai, favors, ne, tai jeigu kažkas kažko prašo ir tau realiai tas negula ant širdies, tu nenori šito daryti, bet darai iš draugiškumo, iš dėl to, jog gal mama paprašė. Gal dirbi darbą, kurio tu nemėgsti ir blemba nenori keltis, net ir iš vis nenori net galvoti, kai grįžti iš darbo. Tokiems dalykams energijos visada trūks. Ta baterija eikvojasi ne tam, kas tau nepatinka, o tik tam, kad tu mėgsti. Man neseniai viena iš merginų, irgi sakralinio tipo kaip tu, sakė, žinai ką, dirbti tai aš nemėgstu, bet ateinu iš darbo ir pradedu daryti puzlės, ne? Ir jinai renka tas puzlės iš ten 10 000 dalių ir jinai sako, aš nepastebiu, kad jau 6 ryto ir jinai sėdi, jai tos energijos tiek, jinai ilsisi, ne? Man aišku buvo labai juokinga, jog čia toks pavyzdys, bet jo, čia vienas iš tų sakralinių talentų, kuriems tam talentui arba tam užsiėmimams, kurie draivina žmogų, batareika visada bus pilna. Leidžiamės truputėlį į šoną. Čia mes turime mūsų rizikos ir intuicijos centrą. Jis yra pas tave uždarytas, ne, jisai yra spalvotas, tai reiškia, jog čia irgi pastoviai pas tave išgaunama energija. Šitas centras atsako už mūsų saugumą, mūsų sveikatą. Jis yra vienas iš pačių seniausių, tai sakykime, kai mes dar buvom visiškai amfibijos, ne, kai tik išlimpom iš jūros, jau šitas centras buvo mūsų pasąmonė, jau mes ir mūsų kūne. Nes ką tai reiškia? Šitas centras yra labai tylus, labai greitas, labai spontaniškas, nes jisai atsako, arba tu bėg, nes tave suės, arba tu muškis, nes tu turi atsimušti, arba tu, nežinau, priimk greitai sprendimą, nes nuo to priklausys tavo gerovė, nuo to priklausys tavo gyvenimas, tavo intuicija, tau momentaliai kažką liepia daryti ir tu arba pasiklausai ir išgyveni, ir arba ir viskas, tam ir baigėsi, ne? Taigi dažniausiai tie impulsai, kurie ateina iš intuicijos, jie gana yra tylus, greiti, nes tu turi greitai reaguoti, ne? Spontaniški žmonės. Bet tu esi irgi laiminguolė, nes šitas centras labai atsako už imuninę sistemą. Ir jinai pas tave yra gana stabili, jinai yra fokusuojasi, ne? Taigi svarbiausia yra neišnaudoti to potencialą, ne? Nes tie dažniausiai būna žmonės, kurie turi
uždarytą spleen center. Spleen. Ką tik išsiverčiau, ką reiškia spleen. Tai čia yra blužnies centras, tai verčiau aš vadinsiu jį spleen, gerai, nes tikrai neprisiminsiu. Jisai atsako mums už už mūsų sveikatą, ant kiek mes fiziškai galime išgyventi, ištverti ir pasiekti kažko mūsų gyvenime. Ne, čia už tas išgyvenimo centras, išgyvenimo instinktas jo. Taigi labai reikia atsargiai būti, kad tausoti tą sveikatą. Nes kai šitas centras yra atviras, ne, žmonės kažkaip nujaučia, ne, kad ten kažkur ranka suskauda, ten kažkur inkstuose kažkas suspigino, ne, ten jau žiūriu, blemba pečiai skauda. Ir jie neturi tiek daug sveikatos, sakykim, potencialo, kaip žmonės su fokusuotu centru. Tačiau jie labiau jį prižiūri negu mes. Pas mane tokia pati situacija, kaip pas tave, irgi žalias. Mes pripratę, jog mūsų kūnas gali, pavežti daug streso, gali pavežti daug įtampos ir visko, ir mes jau netaip žiūrim. Taigi, challenge'as šito centro yra prižiūrėti tą sveikatą, net jeigu dabar tausoti ją, net jeigu dabar tau nieko neskauda. Ne? Čia labai dažnai nepastebimi yra mažyčiai kažkokie red flagai, sakykim, kad kažkas kažkur jau senai skaudėjo, bet žmogus tiesiog nekreipė dėmesio. Ne? Taigi, žinok, Dievas ar nežinau, kosmosas. Kosmosas davė tau gerą sveikatą, rūpinkis ją, ne? Nes reikia ją tausoti, nes mes tiesiog nejaučiam, mes priprantam prie to, jog ta sveikata yra labai stabili ir kai jau suskausta, tai jau tada, žinok, būna viskas labai serious. Ir jau tada reikia rimtai atsižvelgti ir kažką daryti, drastiškus kažkokius dalykus. Ne? Tai kad to išvengti, reikėtų tausoti ir žiūrėti. Žiūrėk, kaip ilgai šnekėjome apie splyną, bet tikrai svarbu. Gerai, leidžiamės apačion, tada mes turim čia mūsų kamieno arba root center, ne, ir iš jo matai, jog viskas auga tik tai į viršų, ne, visas mūsų body grafas. Čia yra tas kanalas, nes mes turim du kanalus, kurie mus spaudžia kažką veikti. Kamieno kanalas tai yra atsako už adrenaliną, už mūsų irgi inkstus, nes virš inkstų yra sudaromi mūsų kortizolas. Ir kortizolas kas tai yra? Tai yra streso savybės, ne? Ir taigi, kai šitas centras spaudžia mus, ne, tie žmonės dažniausiai turi tą tokią presiją kažką daryti, kažkur bėgti, kažką lėkti. Tas kortizolas jūs spaudžia, atsikelk, daryk kažką, bėk, veik, dirbk, tu negali sėdėti vietoj, tu negali tiesiog žiūrėti Netflix'o, tu turi kažką pastoviai dirbti, arba ten kažką keisti, arba ta tokia nervinė ta tokia situacija, kai tu tiesiog nežinai, kur lėkti, bet tave spaudžia lėkti. Ir tada galiausiai tu supranti, jog tu nieko nenori keisti, tu tiesiog nori McDonald'są ir suvalgyti tą sandvičą, ne, čia visko, ko tu norėjai. Tai reikia neleisti, nes tavo situacija, ne, šitoj vietoj yra neuždaryta, neužspalvinta ir tai reiškia, jog root center pas tave ta energija nepastoviai yra išgaunama, nepastoviai tu ją turi, ne, ir todėl turi nusiraminti, nereikia pastoviai kažkur lėk daryti ir leisk savo atsipūst. Ir paskutinis iš tų centrų, ne, pas mus yra, nes man viską štinti, yra mūsų emocijos ir jisai yra emocentras. Emocijos centras. Čia yra paskutinioji mūsų evoliucija ir
dažniausiai mes jos ne visai suprantam, ane? Ir daug yra bėdų šiam pasaulyje, nes žmonės tiesiog nemoka kontroliuoti savo emocijų. Arba jie jas per aukštai išgyvena, ne? Arba jie negali jų kontroliuoti, arba jie priima sprendimus, netgi tokį sprendimą, kaip atsidaryti pigų LT ir nusipirkti kažkokį baseiną, kuris tam visiškai nereikalingas. Tiesiog nes pas tave buvo tokia, žinai, ant emocijų prisipirkti šūdo, ne? Ir tada galvoti, ką aš su jais veiksiu. Bet čia gerai, čia dar nieko, žinai, nenuskriausi su tom emocijom, bet irgi dėl emocijų gali labai nukentėti ir gyvenimo kokybė, ir kokybė žmonių, ir jų gyvenimai, ne, gali būti pakeisti į gėrį ir blogį, jeigu kažkieno emocijos pastoviai flukturuoja. Taigi šitoj vietoj pas tave irgi šitas centras yra neužspalvintas, ane, kas reiškia, jog čia nėra pastovumo. Vieną dieną tu taip jauti, kitą kitaip. Taigi dabar jeigu apžvelgus visą mūsų bodygrafą, ne, ir kodėl vieni centrai yra uždaryti, o kiti ne, taigi jau žinai, jog ten, kur yra spalvota, ten mes turim pastovią jėgą ir ten mes turim fokusuotis, net tai reiškia, jog mes buvom sukurti, tie talentai ir tos savybės, kurios išeina iš šitų mažyčių vartelių, ne, visos tos energijos yra skirtingos ir skirtingai yra perginamos, ne, ir jos iš tikrųjų ir sukuria, kokie mes esame. Tai kam mums fokusuotis į tas savybės, kurios nėra pastovios, ane, kai mes galim fokusuotis į mūsų talentus, kurie pastoviai mes turim savo kūne ir mūsų organai daro tą energiją tiems vartams ir tiem gyvenimo įspūdžiams pergyventi. Tai todėl davai susitarėm taip, jog po mūsų pokalbio šiandien nebefokusuosis į negatyvą, bet fokusuosimės tik tai į pozityvą, kur pastoviai turim energijos, kur pastoviai turim talentus. Tai kągi daryti, jeigu kažkur tuščia, ne? Taip jau yra, jog mes visi turim savo bodygrafą, mes visi turim savo aurą, ne? Ir kai kažkas įeina į kambarį, ta aura paliečia tave ir tu palieti tą kitą žmogų, tu apgaubi iš tikrųjų tą kontaktas, jisai tarp dviejų žmonių užeina, ne? Kodėl kartais su kuriais žmonėmis mes turim tokį gerą kontaktą ir su kuriais mes tik tai turim tą tokį atsitraukimą, ne, iš karto, net nebešnekant, bet kažkas yra žmoguje ir intuicija sako, ne, čia ne tas žmogus. Tai kai sako blogos auros, ne, tiesa yra, kai žmogus ilgai neišgyvena savo dizaino teisingai, generatoriai tokie kaip tu, labai tas negatyvumas yra parodomas disatisfakcija. Arba kitais žodžiais sakant, kažkas nepatinka arba nepatenkinimas, ane, kad tokie žmonės, žinai, būna irzlūs, nepatenkinti pastoviai dėl kažko. Ir labai gaila, nes tokių žmonių yra pilna aplinkui mus, ane, ir aišku, jie mus velka irgi žemyn, nes mes jaučiam tą jų aurą tokią nelabai, žinai, broken, tai sunku būti ir jiems sunku, aišku, tiems žmonėms, ir prie jų būti irgi sunku, nes mes visi vieną ant kito iš tikrųjų influencinam, mes vieną ant kito veikiam, ane, ir emociškai, ir auriškai, jau netgi pasąmoniai. Tai deja, taip jau yra, jog tuose centruose, kur pas mus nėra užspalvinta, jie yra sukurti tam, kad kiti žmonės mus veiktų savo centrais. Nes, sakykime, pavyzdžiui, tu čia turi tuščią, o tikrai aš nežinau, ne, o sakykime, Evelina šitą centrą turi užspalvintą. Tai kai jūs susitinkat, ne, atsitinka tai, jog jinai paveikia tavo emocijas. Ir labai dažnai nuo to, su kokia nuotaika atėjo Evelina į kambarį, ne, tave taip pat paveiks ir tu dar labiau amplifuosi tą nuotaiką. Taip jau yra, jog tie visi atidaryti centrai, tie, kurie nėra neužspalvinti, jie padidina tą veiklą,
nuo kitų žmonių, kurie ateina su uždarais centrais. Taigi reikia būti labai atsargiais. Atrodo, jog mes esam pasyvūs, mes neturim tų tokių, jog tavo, pavyzdžiui, emocentras yra atidarytas ir čia neturėtum psichuoti. Bet užtenka, kad kažkas ateina su tą nuotaiką, ne? Ir tu gerai, jeigu viskas yra faina, ne? Jeigu ateina žmogus su gera nuotaika, tada ir tavo bus dvigubai geresnė nuotaika ir tu ją galėsi kitiems, ne, kitiems perduoti. Ir pas tave čia yra daug vartų, aš matau, tu esi gana emociškas žmogus ir kartais tau būna sunku su kitais žmonėmis, nes jie per daug tave veikia, ne savo pačiais. Taigi, ką daryti? Mano atžvilgiu irgi tokia pati situacija, aš turiu atidarytą šitą centrą ir aš labai tave suprantu, jog kartais būna neįmanoma, tu nesupranti, kodėl tavo emocijos šokinėja, tai šiandien grįžti iš darbo, galvoju, wow, taigi nieko blogo neatsitinka, ko aš šiandien pikau visą dieną. O tiesiog, kad galbūt žmonės aplinkui veikia ir tu tiesiog kaip veidrodis reži atgal tą pačią emociją ir dar padvigubinta. Tu esi labai atviras žmogus visokai šnegai, kaip pasakytų Evelina, bet kam, žodžiu, atidaryta. Kai kažkas ateina į tavo gyvenimą su uždarytu šitą centru, mes labai dažnai ieškom tų žmonių, kad jie padarytų tą visumą. Iš vis žmogus jaučiasi laimingas ir jis irgi jaučiasi saugus, kai mes turim, sakykim, tai viską pakoverintą, viską uždarytą, ne, ir niekas negali prie mūsų tenai daugiau, žinai, ir niekas negali prasibraukti. Dėl to mes ir ieškom kitų žmonių, dėl to mes ir bendraujam, nes jie veikia mus vienaip, o tu veiki juos irgi su savo šitais uždarytais centrais, ne? Gal kažkas, pavyzdžiui, turi daug baimių, ne? Ir tada tu užeini į kambarį ir atsisėdi kartu su drauge pasišnekėti kavinėj ir pradedi tiesiog apie kažką kalbėtis, ne? Ir tuo pat momentu, kai tu užeini į jos aurą, jinai jaučiasi saugi, nes pas tave yra tas stabilumas tavo blužnies centre. Spleen centre. Arba pavyzdžiui, čia tu turi manifestacinį tą kanalą, centrą, kuris spaudžia atsiverti, spaudžia pasišnekėti, spaudžia kažką save parodyti kreatyviai, ne? Ir gal kažkas turi uždarytą, sėdit, pavyzdžiui, visi kompanijoje, ne? Ir yra tiesiog mergaitė, žmogus, kuris atrodo truputėlį užsidaręs, ne? Bijo su kitais žmonėmis kalbėti, ne? Bet tavo kanalas, šitas centras veiks tą mergaitę ir prie tavęs, jeigu pavyzdžiui, bus visos geros kondicijos, jinai pradės šnekėti, jinai įsidrąsins ir pradės daryti. Tai vat mes reikalingi vieni kitiems, nes mes veikiam vieni kitus. Ir čia yra irgi ir ta meilės chemija. Taip jau susiklostė, kaip aš sakiau, mes labai norim tos visumos jaustis, jog mes kaip vienas didelis organizmas, ne? Ir mes dažniausiai ieškom žmonių nepanašių į mus, o tuos, kurie turi, pavyzdžiui, tu turi šitą centrą, ne, o jie turi šitą. Ir jie gali būti reprezentuoti visiškai kitokias energijas, bet mes ieškom to, ko mums neužtenka kitose žmonėse. Ir kai vienas žmogus turi vieną dalį, kitas turi kitą dalį, kas atsitinka? Atsitinka magnetas, magnetizmas, jie prisitraukia ir tu tikrai tau įdomu. Kodėl kartais atsitinka, tarkim, ne, kažkas, čia tiesiog pavyzdys, kažkas turi 33 vartus, ne, ir jie šiaip yra gana bendraujantis, ne, bet jie yra Sirijos, ne, jie yra rimti žmonės, nereikia ten jiems daug šnekėti. Ir tada jie susitinka tiesiog gatvėj su 13-aisiais. Ir bum,
konektas įvyko ir čia nesvarbu, ar čia meilė, ar čia tiesiog draugai stoteliai susitiko, ne? Bum, ir ta chemija pradėjo veikti, ne? 33-ieji pradeda pasakoti istorijas, atsiverti, šnekėti ir 13-ieji, nes jie turi tokią gerą atmintį, jie pradeda visą tai išklausyti ir tada 33-uosiuose išgaunamas yra labai geras humoro jausmas. Ir jūs žvengiat, ir jums faina, ir jūs iš tikrųjų jau žmonės, jūs ten žvilgčioja, ne, kad gal užsičiaupkit, čia public place, ne, čia yra stotelė, čia senelis yra. Tai taip veikia mūsų chemijos tarp žmonių, ne? Taigi, vat, man labai būtų, jeigu galbūt kada nors norėsi pažiūrėti savo vaikiną ar vyrą, tai galėsim sužiūrėti jūsų santykius ir kasgi tokio jūs pritraukia kartu. Nes tie pat magnetai, ne, tos konekcijos iš vienos pusės į kitą, ne iš vieno centro į kitą, taip pat gali ir atitraukinėti, ne? Nes, pavyzdžiui, geroj nuotaikoj tu galbūt tavo vyrui patinka, jog tu esi tokia bossy lady, ne? Bet kai tu blogos nuotaikos, žiūrėk, tu jau gali būti ir per daug micromanaging, ne? Kai tu jau per mikro visus tuos žingsnelius prižiūri ir pradedi nervuoti už tai, ne? Taigi viską, ką mes čia apžiūrim, gali būti ir gerai traktuojama, bet kai nuotaika ne ta ar ne tas momentas, gali mums ir pakišti koją. Gerai, tai tiek apie centrus. Truputėlį ir apie ryšius tarp žmonių ir tarp aurų. Taigi, kas yra tokie tie generatoriai? Mes jau šnekėjome, žmonės, kurie turi pastovę energiją, kuri yra padaryta čia. Generatoriai, jie truputėlį yra skirtingi. Būna tiesiog generatoriai, o būna manifestuojantis generatoriai. Čia yra žmonės raketos tokie, kaip ir esi tu. Ką tai reiškia? Tai paprastas generatorius, jisai išsimiega ir jo baterija paauga iki 100%. Ir iki vakaro jisai turi ten, nežinau, iki pakol neturi 5%. Ne, jisai pavargsta ir užmiega. Ir iš ryto vėl pas jį 100. Manifestuojantis generatorius, tokie, kokie esi tu, Vika, jie gauna iš pat ryto ne 100%, o 105. Jau tiesiog tiršta per kraštus išeina ta energija. Ir jūs dėl to, jūs tokie greiti, jūs mėgstate daryti 10-100 dalykų per vieną. Ir pavyzdžiui, net jeigu dabar mes pasižiūrime tavo bodygrafą, tu turi 34-uosius vartus. Čia yra labai individualūs vartai. Jūs labai mėgstat, jums reikia daug erdvės. Jūs nemėgstat, kai jumis iš tikrųjų kažkas vadovauja. Neduok dieve. Bet 34-ieji čia yra žmonės, kurie pastoviai kažką daro. Čia tokie multitasking mašinos, kurie nenustoja kažką veikti. Ir kartais tu gali turėti telefoną, kažką ten daryti, užrašinėti su kita ranka, ne? Žiūrėti dar teliką ir klausytis muzikos vienos metu. Darbe tokie žmonės padarytų 3 darbus per 1 valandą, kai kitas žmogus padarytų tik 1, ne? Tai čia yra labai aktyvus vartai ir ta energija irgi parodo, jog tu esi tas manifestuojanti raketa, manifestuojantis generatorius. Tu turi tos energijos, tikrai turi. Kokios dar savybės yra kaip manifestuojantis generatorius, tu neturėtum, tu dažniausiai darai greitai darbus, kuo greičiau padarai ir tu esi laisva, ne? Kad verčiau daugiau laiko pravesti ant lovos ir kažką ten, žinai, paskrolinti telefoną. Kai generatorius, pavyzdžiui, standartiškai dirbtų visą dieną, tai tu padirbtum 3 valandas labai intensyviai ir tada jau čilini. Tai va, tokie truputėlį skirtumai yra. Svarbiausia, ką reikia prisiminti manifestuojantiems generatoriams, kai jūs priimat kažkokius sprendimus. Jau taip atsitiko, jog kartais mes jaučiamės kaip vaikai, išmesti į šį pasaulį be jokių žinių, ne? Mes nežinom, kur mums reikia judėti, ką mums daryti, ką mums mokytis, su kuo mums gyventi, ne? Netiesa. Mes atėjome į šį pasaulį visi, kiekvienas žmogus, su kompasu.
Ir tas kompasas tavo atžvilgiu, pavyzdžiui, yra tavo sakraliniam centre. Human Design tiesiog vadina jį autoritetu. Tai yra, kas tau padeda priimti bet kokį sprendimą. Havajų pica ar peperoni? Tai čia toks pats lengviausias, ane, būtų. Ir tas, kas tavyje atsako, ok, aš noriu tai ar tai, tas ir bus tavo vidinis kompasas, net tokiais mažyčiais klausimais tikrai turi suveikti. Bet mes galim šnekėti, ar būti su tuo žmogumi ar ne, ar aš tikėti ar netikėti, išsirinkti šį darbą ar ne, atleisti tą žmogų ar priimti kitą. Žodžiu, visi mūsų gyvenimo pokyčiai ir pasirinkimai priklauso nuo tavo sakralinio atsako. Kas tai reiškia? Jis yra gana toksai, sakykime, durnelis iš vienos pusės, nes jisai reaguoja tik tai į du klausimus, taip ar ne. Tai yra tavo vidinė intuicija. Ir tavo atžvilgiu tai yra, ar tu reaguoji į ar tu reaguoji ne. Ir daug žinau generatorių, kurie iš tikrųjų jie taip atsakinėja, tokiais emocijom. Sakykime, ten Vika valgysi, tu net nepagalvoji apie tai, net tavo kūnas išdavė tą atsakymą. Tavo nuojauta, tavo intuicija net nespėjo pagalvoti, ar tu alkana, ar ne, gal tu valgiai tik 12 valandą, jau žiūrėk 8, ne? Iš karto išbėgo iš tavo kūno tas atsakymas. Ar Tai ir viskas. Čia realiai ir yra tas kompasas. Žinok, čia nėra blogiausia, nes yra tokių kitų tipų kompasų, kurie yra labai žymiai mažiau girdimi ir žymiai lengviau yra padaryti kažkokią klaidą. Taigi čia yra ir challenges kiekvieno generatoriaus girdėti tą savo atsaką. Generatoriai Aš nežinau, ar tu tikrai girdėjęs tokį pasakymą, žmogus yra savo likimo kalvis, bet ne generatoriui. Čia netinkama strategija generatoriui. Taip, dalinai aš sutinku, bet generatorius neturi manifestuoti. Tu neturi išeiti ir gatvę ir kažką ten pradėti savo pati įsigalvoti. Tu net tam čia atėjai. Tu turi energijos labai daug, bet ji turi būti naudojami tik tai iš atsako. Ir atsakas visada bus taip dalykams, kuriuos tu mėgsti, kurie tau patinka, žmonėms, kurie tau patinka. Jeigu tavęs kažkas paprašo pagalbos, jeigu tavo atsakas sako, kaip, būtinai padėk, tai tas ir verčia priimti tuos gerus sprendimus ir kada nors gyvenime tu gausi dvigubai už tai, kur tu priėmei tą gerą sprendimą. Tik reikia išmokti jį girdėti. Dažnai yra tokia kaip praktika, sakykime, situacijose, kai mes turim ir jaučiam patį didžiausią relaksą ir kur tokios vietos yra duše, lovai prieš miegą, ne, arba iš ryto, kai tik atsikeli ir toks visiškai zen relaksas. Pradėti klausinėti savęs labai lengvų tokių klausimėlių. Kas aš esu? Ne, čia labiau, čia būtų toksai komplikuotas klausimas, nes į jį reikia atsakyti visų sakinių. O jeigu sakyti, ar aš panelė, ar aš graži, ar aš miegu, ar aš lovai, aš eisiu į darbą, tai matai, tokie taip arba ne. Aš turiu sesę, aš turiu brolį ir čia jeigu ne, tai žodžiu, mokyti save ir užduoti klausimą. Ir kai tu būsi toj būsenai, kai tau reikia priimti tikrą gyvenimo sprendimą, sakykime, eiti šiandien į kiną ar ne, tu užduodi savo tą klausimą ir tau iš čia kažkur, nes sakralinis centras yra maždaug mūsų pilvo arba nugaros srityje, turi išlysti toks ar jie. Nes įsivaizduok, jeigu tavo vidinis jausmas sakė, o tu iš tikrųjų nenuėjai, ne? Ir visi tavo draugai turėjo daug fun, turėjo daug laiko ir jie tikrai enjoyino tą visą kino spektaklį.
wherever they, bet kur jie nueitų, ane, o tu pasilikai namuose ir tau iš tikrųjų nebuvo ką veikti ir tu labai pasigailėjai, ne, tai vat reikia klausyti to mūsų autoriteto vis ir daryti tik tuos dalykus ir ką mes jaučiam tą va tokį potraukį, sakyti yes or no. Tai tiek apie centrus, apie energijas, auras ir taip toliau. Gerai, dabar susifokusuokim į tavo stipresias pusės, gerai? Žiūrėkim čia. Tu visada yra svarbiausia, aš iš karto, kai tik pamačiau tavo bodygrafą, galvoju, nu, čia jau biznerė, čia jau tikrai vadovė, lyderė, čia jau tikrai bosė tokia iš didelės raidės. Aš net parašiau Evelinai, nu, tikriausiai Viktorija pas jūs stipri moteris, ne? Dėl ko aš taip pamačiau? Pas tave yra visas pilnas kanalas, jisai eina nuo tavo manifestuojančio centro, kuris atsako už išsireiškimą į šį pasaulį, už kalbą, už balsą, už dainavimą, už kaip tu realiai veiki šį pasaulį, ką tu išnešėjai į tavo ego centrą, 21 vartus. Ir jis kartu, ne, čia yra vadovavimo kanalas. Šitie žmonės yra labai, labai kliūdint tave, ne? Čia yra galimybės suburti aplink save žmonės, nes 45 reprezentuoja karalių, kuris sėdi ant sosto ir visiems su savo karūna aiškina, ką daryti, kokius resursus, kur mes pajudinsime, ne, einam į karą ar darysim taiką. Ir jie yra tokie kaip, žinai, menedžeriai visko. O 21 tai yra, sakykime, kaip buhalteriai. Tai tie, kurie sumedžios, ten auką, padarys resursus, uždirbs resursus, sukurs tą, tai žodžiu, yra vadovaujantis sritis ir irgi ta, kuri padaro efektą, nepriveda tą projektą iki efektingumo. Tai yra labai, labai toks individualus ir vėl kanalas, kuriam, nu, tu nepasakysi prieš. Dažniausiai tokie žmonės turi dirbti kažkokias vadovaujančias pozicijas, nes jie nemėgsta, kai jiems kažkas vadovauja. Jie negali to pakęsti. Tai gerai yra kaip biznėje arba karjeroje, ne? Čia super, čia jau tikrai tikras lyderis. Nes dar tau pasakysiu tokį dalyką, jog yra kanalai, kurie atsako už šeimą. Jie yra tribal, tai yra mūsų giminystės ryšiai, ne? Yra kanalai, kurie atsako už individualų augimą, ne, kaip asmenybę, ir yra tie, kurie yra skirti žmonijai, pagerinti žmonijos kažkokį, ne, ten būdą. Tai va čia yra giminystės ryšiai, čia yra, pavyzdžiui, ne dėl savęs, o kaip tu viduj savo šeimos, arba gali būti darbinės šeimos, ne, kaip tu viduje jos pradėsi kažką vadovauti. Bet reikia labai prisiminti, tas kanalas yra puikus lyderio toks amplua, tačiau nereikia pamiršti, jog geriausias vadovas yra tas, kuris ramiai paaiškina, kuris moko, o ne reikalauja ir rėkia ir užgąsdina, ne? Taigi, čia yra tikrai puikus įrodymas, jog tu tikrai esi fokusuota ant uždirbti pinigų, ant vadovauti kažkokiam bizniui. Ir aš kai tik pamačiau, tai man iš karto į galvą springtelėjo, ne, čia puikus marketologai, čia puikus realiai tokie žmonės, kurie turi 45-21, jie turėtų mokytis finansų, tradingo, brokeriai, čia viskas apie namų valdą, nepirkti, parduoti, perparduoti, tarpininkauti ir perpardavinėti, ne, pirkti kažką, sakykime, nu, iš tikrųjų, tas va toksai pirkimai, pardavimai, finansai ir dar tu turi 27-uosius va čia vartus, ne, ir tai yra vartai, kurie atsako už
rūpinimąsi, nes jie yra rūpinimosi vartai. Tai šiaip, jeigu jie išeina iš sakralinio centro, tai jie, galima sakyti, galima rūpintis vaikais, ane, prižiūrėti, kad jie nenudvėstų, bet jeigu jeigu čia yra vieno žmogaus centrai, ane, tu gali rūpintis kažkieno kito pinigais arba kažkieno kito sveikatą arba, žodžiu, tu turi galimybę rūpintis ir uždirbti pinigus iš to, jog tu rūpiniesi kažkieno resursais. Arba tu uždirbi, arba tu juos perparduodi, darai ir taip toliau. Taigi puikus, ir dar čia tu turi egocentrė 51 vartus. Tai yra truputėlį tokie kaip Salvador Dali, ne, kai jisai vartai mokėti uždirbti pinigų už tai, jog tu kažką Taigi 51 tai yra šoko vartai ir tai galimybė, nes jie eina iš tavo ego centro, galimybė uždirbti, generuoti kažkokius resursus iš to, jog tu šokiruoji kitos žmonės, jog tu darai ne taip kaip visi. Čia truputėlį toksai, žinai, nepatogus vartai kitiems žmonėms, nes jie galbūt ne visai supranta, bet tiem, kas tinka, kurie irgi jaučia tą atsaką, jie būtinai nusipirks tavo prekę arba tavo projektą, arba pasitikės tavo bizniu, arba pasitikės tavimi, nes tu galėjai šokiruoti kartais ir sukurti kažką visiškai kitokio, ko žmonija dar iki šiol nematė. Čia yra iš tikrųjų ir tavo individualumas, ne, jog tu galbūt per kaip tu atrodai, kaip tu, pavyzdžiui, apsirengus ateini. Kartu tavo ego centras iš tikrųjų kalba apie tiek, kiek tu save myli, ne, kiek tu save gerbi, ne, ir ko stipresnė tavo ego, tuo lab didesnis potencialas, jog tavo piniginė materialinė vertė didės, ne, nes priklauso nuo to, kaip tavo ego, kaip tu jautiesi, ne, ir taip, kiek tu išreiški į šį pasaulį. 26 vartai yra vartai savanaudžių. Čia aš irgi juos turiu iš tikrųjų ir nieko čia blogo būti savanaudžiu ir norėti. Čia irgi yra ir puikūs marketologai, jie moka įkišt bet kokią prekę, kai jie tiki tikrai, jog ta prekė yra gera, ne, jie moka labai paaiškinti, aprašyti, padaryti. Ir aš manau, tu žinai, jog tu moki tą daryti, tu turi tas įkalbėjimo įgūdžius ir tu turi tą talentą, ką nors įkalbėti, daryti, kas tau iš tikrųjų reikalinga. Arba kažką nupirkti tavo projektą, ar nupirkti tavo, nežinau, ten lūpdažį, Avon kokį nors. Čia, aišku, aš čia išsigalvoju, ne, čia labai geri pardavėjai. 26 yra irgi truputėlį tinginiai. Jų talentas yra optimizuoti kuo greičiau ir kuo lengviau, nes čia yra tinginio irgi vartai. tą darbą, kurį galima būtų padaryti per 5 valandas, padaryti jį kažkaip, susigalvoti su tokią strategiją ir tokį, sakykime, tokį būdą, kad tu jį padarai per 2 valandas ir tada tu gali pasėdėti ir tiesiog gumo pavalgyti, ne, ir pačilinti. Čia kuo greičiau ir sakykime, dėl to, jog mes turim visus dabar tuos įrankius, kalbeklės, tie visi Tai visi mūsų buitinė technika, ne, kuri palengvina mūsų gyvenimą, kas juos sukūrė? Tinginiai, nes jie nenorėjo savo resursų, savo laiko tiek kišti, nes jie norėjo pailsėti, kažką ten kito padaryti, kas jiems patinka, vietoj to, kad plauti tos indus. Ir jie sukūrė indaplovės. Tai čia yra gera savybė būti kartais tinginiu, ne? Nes tu surandi tą tokį variantą, kaip optimizuoti darbą ir tu iš šito gali irgi užsidirbti. Jeigu tu, pavyzdžiui, eisi dirbti į ofisą, tave iš karto pastebės, jog tu tuos kažkokį procesą palengvini ar padarai easy, galėtum pasakyti, nafik man reikia tų 10 formų, padarom 2, 3, 9 ir 8, viskas, daugiau nereikia, daugiau nereikalauja teisininkai ir visi taip tipo. Bet mes visada darydavom 10 formų.
O tada pasižiūri, kad iš tikrųjų nieks tų, pavyzdžiui, 10 formų reikalauja tik tai 3 ar 4, ane? Tai va, tu iš karto paprastinai tą procesą ir padarei jį lengvesnį ir sau, ir kitiems. Čia yra didelis talentas. Ir ofisuose tokie darbininkai labai yra mėgiami ir norimi. Tačiau, kai mes šnekam apie ofisą, tai aš tai manau realiai, jog čia vyka ne tau. Per daug tu esi free person, per daug tu esi laisva asmenybė, ta, kuri reikalauja daug erdvės, ta, kuri reikalauja individualumo. Ir tu nemėgsti, kai tau vadovauja, tu negali šito pakęsti. 21-ieji, jie neleis, čia ir yra vadovo vartai. Ir dar klausyti iš kažkieno, tu pati žinai, kai gali būti geriau. Ir pridedant dar vienus vartus, kanalą, kuris pas tave yra, tai yra 34 ir 57. 34 mes jau truputėlį aptarėm, čia yra labai veikiantis, labai aktualūs, labai veiksmingi vartai. Čia žmonės, kurie pastoviai kažką veikia, kažką daro, turi 10 veiklų, 10 kažkokių ten, negali pasidėti vietoj. Bet jie yra irgi sujungti su tavo intuicija. Kai jie kartu padaro kanalą, tai yra labai stipri jėga, labai vėlgi individuali, ir aš čia savo netgi užsirašiau, jog tai yra galios kanalas, tie žmonės gali akimirksniu veikti iš intuicijos, bet jie yra labai spontaniški. Čia yra truputėlį tokia minusas, šitų vartų, nes kai yra intuicija, jinai neseka logiką. Intuicija, džbink, tą darau, arba išeinu, užeini į klubą ir per 5 minučių išeini. Tai aišku, tavo draugai pagalvos, kad tu nenormali, bet tu pajautai kažką savyje, tau va taip dripstelėjo ir tu išėjai. Ir sakykime, kažkas tikrai atsitinka tame klube, ar susimuša, ar ten gal nedaug dievė gaisras, tu gali tą nujausti. Ir nereikia to savo spontaniškumo, iš tikrųjų, čia neįdėt, čia tikrai geras dalykas, tai yra tavo chemija. Aišku, žmonėm, kurie gyvena su mumis, yra sunku, jie galbūt mūsų vyrai, mūsų vaikinai, jie ne visada gali prie to priprast, kad tu nenormali, tai tu sakai man vieną, tai sakai kitą, dabar jau darai trečią, tai vat tuo momentu tai tu taip jauti. Taigi tai yra tikrai labai intuityvus vartai, jūs galite veikti iš intuicijos. Ir čia gali būti tokios profesijos, kaip sakom, nežinau, ar tau realiai tas tinka, kai tu čia tokia, žinai, piniginė lady, business lady, šokiruojanti visą Lady Gaga tokia, tai, bet kaip galimybė, tu gali irgi labai jausti, kad tau to reikia. Masažai, kažkokie užsiėmimai jogos, kažkokie su žmonėmis, ten, kur tu intuityviai gali nujausti, kas yra su žmogumi blogai, tu žmogui, pavyzdžiui, darai masažą ir tu jauti čia jam užspausta. Tai vat, tas pojūtis rankų, arba ten žodžio, 57-34 irgi gali labai gerai mene pasirodyti, nes jie iš to momento, iš intuicijos gali sukurti kažkokį meno kūrinį, kurio nieks nematęs, arba dar, tu turi tą savo Lady Gagos šoko būsenoje, tu gali šokiruoti su savo artu. Ir nereikia ten lipdyti iš molio, bet tu, pavyzdžiui, sakykime, išmoktum Photoshop'u ir galėtum susikurti kažko tokio, wow, žinai, ir ten būti content management'u, arba dizainą daryti, nes kai mes sudėsim abu tavo kanalus, 34 galios kanalą ir tavo vadovo kanalą, ar karaliaus kanalą, jie taip vadinasi. Tai kartu jie išeina, kad tu darytum labai gerai bet kokiam biznėje, bet kokiam versle, kur tu vadovauji. Ten, kur reikia priimti greitus sprendimus, ten, kur reikia pasirinkti greitai, pasiūlyti kažką, ko man tu moki pasiūlyti 26, tu dar kaip įsiūlysi, net jeigu jiems nereikia. Tik reikia prisiminti vieną dalyką, Vika. Negalima
išnaudoti šito savanaudiškai, ne, negalima atsisėsti ant galvos ir manipuliuoti, nes čia iš tikrųjų šitie vartai irgi nurodo manipuliaciją. Jog tu savo gebėjimu įkalbėti gali manipuliuoti kitų žmonių veiksmus arba norus, ne, labai greitai tas realiai į tave atsisuks ir tada jau iš tikrųjų pajausite negatyvią dalį. Tavimi tiesiog nustokus tikėti. Negalima užspausti kitą su savo manipulacijom, žinok, niekada gerai neužeina. Tai vat, aš matau tave individualioj kažkokioj veikloj, arba kontentą kažkokią kuriant, arba netgi tą pačią psichologiją, ne, veikti kažkokią, bet tau reiktų kelių žmonių iš tikrųjų, nes tavo profilis yra 3-5, čia nesimato, ne? Bet pavyzdžiui, mes čia žiūrim šitos pirmosius, ne, čia yra 3 ir čia pas mus yra 5, ne? Čia Saulė ir Mėnulis, taigi tavo profilis yra padarytas 3,5. Čia realiai taip, kaip mato mūsų kiti žmonės. Trejetukai tai yra visada apie bandymą, apie testavimą, apie pastovų guzų sumušimą, ne, išmokti tą pamoką, ne, ir vėl kažką bandyti. Ten sumušti mažesnį guzą, bet vėl kažką kitą bandyti. Tai čia pastovus testavimas, pastoviai kažką naujo ir greitai. Tokį pat profilį turi Elonas Muskas. Ir tu, manau, prisimeni, kiek daug kartų Elono Musko raketos jau krito. Ir jisai vis vien bandė, nes jisai tikėjo. Tai va tie bandymai, jie dažniausiai ir priveda prie to visiško sukseso, prie to visiško gyvendinimo visų svajonių. Tik reikia 3-5 profiliui nenusiminti, jeigu buvo kažkokios klaidos. Tos klaidos, jos jums reikalingos augti, jos jums reikalingos kažkaip prisiminti. Va čia tu turi 17 ir 47 vartai. Jie atsako už, kaip mes filtruojam praeitį. Praeities kažkokius įvykius, praktiką, eventus, ne, kažkokius experiences iš to laiko, kokias išvadas tu iš jų turi, ne. Ir 47 iš tikrųjų nurodo, jog išmokti iš tų pergalvoti praeities klaidas ir praeities suksesus ir iš jų kažkokį išvadą padaryti, ne? O tau tas yra labai būdinga, nes tu pastoviai turi kažką keisti ir kažką bandyti. Jeigu tu iki šiol dar savęs neradai kaip, sakykime, profesiniai dalyje, ne, tai geriausia būtų čia atsidaryti kursų, kokį nors website ir perbandyti 10 iš jų. Išsirink 10 iš maždaug ten, žinai, panašių, ar ten data processing, ar ten IT kokią nors, ar marketingo, ten kitų marketingų irgi būna 10 štukių, ne, visokiausių, ar ten finansai, visokiausių. Nežinau, kažkas, kas tau maždaug srity patinka, ir išsirinkti 10 skirtingų. Greitai pabandyti, atidarai vieną, kitą, pabandai vieną, antrą dieną, neužėjo, išmetai, antrą, vėl bandai antrą kartą, kažką vieną, kitą, trečią, wow, gal visai neblogai, ne, pasilieki. Tai va, 3-5, kai jie išsirenka savo kažkokią veiklą, čia yra pastoviai kažkoks bandymas. Deja, taip jau išėjo, jog 3-5 profiliai, tie žmonės dažniausiai išgyvena nelengviausius gyvenimus, nes jie visada pasirinktą kelią, kuris yra pats sunkiausias, ne rožėm klota tikrai. Nes, pavyzdžiui, kaip koks nors 4-1, ne, jisai visada išsirinks patį tokį, jie ilgai studijuos, ilgai žiūrės, ilgai, Evelina, pavyzdžiui, jinai turi 4-1, jinai studijuos, peržiūrės, kas jai tiktų, ir tik tada jinai padarys pasirinkimą ir žygiuos tuo keliu, ne. Ne tavo istorija. Tu veiksi, o vėliau galvosi, ne? Bet tau tas būdinga ir tau tas tinka, nes tau deja turi būti daug tų bandymų, daug kritimų, tu juk žinai, jog yra tokia statistika ir yra toks pasakymas, jog kad žmogus pagal statistiką 8 bizniai iš 10 jie nėra successful, ne, jie bankrutuoja. Taigi, jeigu vienas ir tas pats žmogus 10 kartų pabandys atidaryti biznį, 2 iš tų biznių padarys jį milijonierium.
o 8 tai kris, ane? Tai vat reikia pralaukti tą laiką, nekristi nosim apačion, nenusivilti savimi, ane, ir tiesiog suprasti, jog tai ir yra tavo karma ir irgi tavo talentas. Pastoviai bandyti kažką naujo, bet tu turi tą daryti greitai, ane? Nelaukti, nesivarginti, negriaužti savęs už tai, jau kažkas nepavyko, ane? Pofik, dzin, varai, bandai kažką naują. Nesvarbu, jeigu tai netgi gali būti kažkokie ir pinigų netekimai. Jeigu mokysies, pavyzdžiui, finansų ar investavimo, ne 3 kartus tu gali netekti tų pinigų, ne, bet turi iš to ištraukti kažkokią praeities mokslą. Ir tada 4 gali greičiausiai ir išmoksi, ir atgausi tus pinigus, ir dar ir užsidirbsi ir savo, ir savo artimiesiems. Tai vat 3-5 ir yra toks pastovus mokymasis ant savo klaidų, pastoviai ant kažkokių grėblių atsistoti, ne? Bet sakykim taip, jog į mišką pirmą kartą aš su tavim neeičiau, nes tu tikrai 100% išsirinksi tą takelį, kur bus ir lokys, ir vilkas, ir dar voverė. Juokauju čia, aišku, ne? Bet jau jeigu tu nueisi į tą mišką, jeigu tu man pasakysi, aš jau ten buvau, aš jau ten pabėgiojau nuo to lokio ar vilko, tai aš jau tikrai tada galėsiu nueiti ir tavimi pasitikėti. Dar toks dalykas pasitikėjimas. Tu turi irgi ir 5 vartus, ne? Mes pašnekėjome apie 3, o dabar šnekam apie 5. Ką tai reiškia? 5 visada yra optimizacija ir kažkokia praktinės solutions, praktiniai sprendimai iš tikrųjų. Tai 5 visada atrodo žmonėms truputėlį labiau simpatiški, negu jie yra. Tai čia žinok labai faina. Bet dėl ko taip yra? Jie labai moka padaryti pirmąjį įspūdį, jie iš karto žmonės juos įsimyli, tiesiog pasižiūrint, jau tu turi savo aurui, nieko nuo to nepabėgsi, ne? Tie 5, jie yra frakcijos, ne? Jie yra kažkokios projekcijos kitų žmonių, jie mato tave kitaip, gražiau negu kiti žmonės. Ir supranti, tu gali tuom naudotis, ne? Nes jie visada pasitikės tavimi. Iš pat pirmos, kai padarai tą pirmą gerą įspūdį, žmogus iš karto tau atsiveria ir nori tikėti, jog tu padarysi kažkokį praktinį pagalbą tam žmogui. Bet čia yra irgi ir toksai challenge'as, jog žmonės labai tikisi daug iš tavęs ir tai ne visada yra teisinga to iš tavęs reikalauti. Kartais negali suprasti, kodėl ta mama iš manęs nori kažkokios, nežinau, profesorius padaryti. Pati niekada nesimokė, o mane mato kaip profesorė, ne? Čia tik pavyzdys. Arba vyras galbūt reikalauja iš tavęs vienų dalykų, jisai mano, jog tu tokia, o tu, tarkim, išgyvenus 3 metus kartu, jisai visiškai nesitokia, ne? Ir 5 turite tokį challenge truputėlį atitikti lūkesčius kitų žmonių, ne? Bandyti padėti, nes tu supranti, jog jeigu jie nematys tave taip, kaip jie tave mato, jie nusivils ir, žinok, draugystė gali iširti. Nieko nepadarysi. Tu negali pastoviai keistis dėl kitų, kažką daryti dėl kitų, tu negali. Čia yra projekcijos, čia yra jų problemos. Jie tave mato kitaip, jie galbūt neįsigilina, kokia tu esi ir tada tiesiog bando įsivaizduoti savo tokią versiją tavęs, kuria tu esi. Dažnai labai mamos ant savo vaikų, žinai, perkelia tuos lūkesčius, netikslius. Taigi, yra ir gerosios savybės 5 ir nelabai, nes čia yra labai tokie sceniniai žmonės, tokie, kurie moka šnekėti su visiškai nepažįstamais, nes tu moki juos save įmylėti, tarkim taip. Tačiau ant jūsų, žiūrėk, Elonas Muskas vėl, visi jį pažįsta, visi jį žino, ne? Ir jį arba nekenčia, arba juom tikrai labai, stebisi, nes jisai antiek yra visiškai kitoks negu mes, ne? Jisai jau pats turtingiausias žmogus pasaulyje ir raketas jisai išsigalvojo ir visos tos kompanijos, jisaigi sugalvojo PayPal, tada Tesla, ne? Tada dabar tas SpaceX, ne? Viskas labai inovatyvu
Ir aš sakyčiau, tu labai toksai mažas, ne tik Lady Gaga, bet tu irgi esi truputėlį Elonas Muskas su savo šokiruojančiais vartais, ne? Tu galėtum tikrai pasiekti labai daug, jeigu nebijosi atsistoti ant grėblių, jeigu nebijosi tada sakyti dzin, aš vėl bandau ir greitai viską pastoviai keisti, pakol nerasi tai, kas tau veikia. Ir kai veiks jau tada jau tu padarysi iš to biznį ir tikrai didelę materialinę kažkokią naudą. Papildyti tai, ką tik buvo pasakyta, ne, tu irgi turi 48 vartus, kurie irgi eina iš tavo intuicijos centro. 48 tai reiškia, jog tu jauti, kas yra teisinga daryti. Jie vadinasi kitaip gilumos vartai arba gilinimuose į kažką vartai. Tai kai tu pastoviai kažką bandai įsigilinti ant tiek, jog tu pasidarai tiesiog ekspertu, ne? O kaip galima įsigilinti? Vėlgi, tik tai bandant pastoviai. Taigi 48 irgi sako bandyti per daug bandymų, pakol nepasidarai tu tuo idealių darbuotojų arba ten kažkokią ekspertizę gausi. Tai čia ir vėlgi tik tai sutvirtina mano teoriją, jog 3-5 yra pastovus testuotojas, kuris stovi ant greblių, bet jisai atsikelia ir vėl kažką bando ir daro. Neklausyk kitų, jeigu jie tau sako, jog jau gal baik, jau gal tu apsiramink, jau gal prigimdyk vaikų ir jau nieko nebedaryk. Neklausyk, čia nėra tavo istorija, tu gali, aišku, ir vaikų prisigimti, puiku, tu būsi puikiai mama. Tu turi 27-uosius, čia yra rūpinimuose, ne vartai, bet gali rūpintis vaikais, o gali rūpintis kažkieno pinigais arba savo klientais. Tai čia žiūrint, ko tu nori, nes tu visko gali. Tu dar turi vartus, kurie atsako už fokusą, ne, tu gali ilgai sėdėti, fokusuotis ant kažkokios veiklos, kuri tau patinka, kuri tau užeina, ne. Tai va, čia yra labai labai svarbus vartai. Tu turi energijos į kažką antiek susifokusuoti, bandyti per bandymus, ne pastoviai patapti kažkuo ir tikrai išaugti kaip asmenybė. Deja, šitie vartai, nes visi vartai, kurie ateina iš mūsų splin centro, ne, iš blogždies centro, jie turi ne tik savo intuiciją, bet kai mes juos pergyvenam neteisingai, tai yra baimė, tiesiog baimė, nes dėl baimės mes ir išgyvenam, ne, bėk. Intuicija sako, varyk iš čia kuo greičiau, ne, kad išgyventi. Taigi 48 iš tikrųjų gali būti pas žmonės, kurie bijo tapti kažko arba nebūti nieko. Jie irgi dažnai labai nepatenkinti savo dabartiniam žiniom, ne, jie niekaip negali savo pasakyti stop, dabar jau aš ekspertas, ne, tie vartai pastoviai galvoja, neužtenka, aš dar neišmokau, aš dar neimsiu pinigų už tą projektą, aš dar, darysiu viską už nemokamai, bandysiu ir taip toliau. Jie turi tą tokią kaip, jiems nepatogu, jog jie gal ne iki galo dar yra ekspertai. Reikia spjauti šitą baimę tikrai, nes jinai labai dažnai gali būti ir tokių katalizatorium nieko neveikti iš vis ir nieko nepradėti. Arba šitie vartai irgi truputėlį gali baiminti dėl to, jog aš niekada nieko netapsiu, aš niekada nerasiu tos srities, kur aš galiu patapti kažkuom, ne, aš niekada nerasiu karjeros, aš nerasiu to žmogaus, su kuriuo aš tapsiu žmona ir moterim, ar ten, žodžiu, bijoti, jog tu netapsi nieko, jog tu neatneši nieko į šį pasaulį. Vėlgi, čia tiesiog, jeigu tu tą jauti, reiškia, jog šitas sritį 48-uosius tu nepergyveni teisingai, čia tik baimė, ją reikia palikti ir bandyti. Kitų atžvilgių 57 vartai, va čia, ne, kurie eina iš tavo centro, jie irgi turi baimę. Ir baimė dėl ateities. Kas bus vėliau, kas bus, po 10 metų, o kas vėlgi, prašau, nekreipki šitai dėmesio, nesiklausyk dabartinės televizijos, nesiklausyk radijos. Dabar yra nelabai geras laikotarpis 57 vartams. Jie ir taip bijo ateities,
ko ten sulaukti, ne? O čia dar ir iš visų pusių ant mūsų krenta tiek daug projekcijų apie tą karą, apie situaciją pasaulyje ir taip toliau. Jau verčiau gyventi savo bublę, jau verčiau rūpintis artimaisiais, rūpintis savo karjerę, savimi ir kitais, ne, ar ten pinigais, ar ten projektais, negu gilintis į tas savo baimės. Dėl to, jog jie yra irgi sujungti su 34-aisiais, tiesiog daryk ten tai, kad tau kūnas sako, tiesiog daryk, tiesiog eik, bėk, jauskis, ane, su kažkuo bendrauk. Tai padės atsiriboti nuo tų visų negatyvų, nuo baimių ir irgi padės gal ir surasti save, gal ir surasti tą sritį. Kodėl aš sakau, tau tikrai reikia daryti individualią veiklą ir kažką daryti savo, nes tu irgi turi kovotojo vartus, va čia 38 ir turi 54-uosius. Ir vieni ir kiti vartai priklauso. Vieni individualūs, kiti yra labiau giminiai palaikyti, ne? Tai 54 yra ambicijų vartai, jog aš turiu ambicijų savo šeimai, aš nežinau, kažkokią veiklą užsiimsiu, kad ambicinga kažkuo, ar patapsiu kažkuo, išmoksiu kažko, eisiu į univerą, kad vėliau uždirbti gerai, kad atnešti to gėrio, ne, kad būti kažkuo ir irgi atnešti to gėrio savo šeimai. O 38 tai yra pastovus, tai yra kovotojas, tu esi kovotoja, Viktorija, pasiekti savo, pasiekti to, ko tau reikia. Deja, šitie vartai dažnai būna labai išsispyrę, labai turi tą irgi presiją, kažką daryti man reikia, ne, nervuojasi dėl to, jog nežino, ką daryti, nes tau iš tikrųjų reikia ieškoti partnerio, arba draugų, arba biznes partnerystės, ne, kurie turėtų iš kitos pusės, ne tuos vartus, kurių tu neturi, ne 28, tu turi 38, tą norą veikti, tą energiją už kažką kovoti, o už ką? Neaišku, už ką. Tai jau verčiau atsisėsiu tada aš ant sovos ir gulėsiu. Tai kartais taip ir būna. Tai tau tikrai pasiseks, jeigu tavo vyras turi šitos vartus, ne, čia yra labai konfliktiški vartai iš tikrųjų, nes žmonės gali kovoti dėl to, kaip išmaitinti vaikus, ne, kaip augti kaip asmenybėm, gali kovoti už vieną ir tą patį biznį, arba ten kovoti, statyti namą kartu, ne, ir kovoti už tai, ir ten rinkti dokumentus, tai yra vienas tikslas, ne, tikslo siekimas, sakykime. Bet galima kovoti, kasgi šiandien ir indus plaus, arba kodėl tu blemba dėl šiukšlių neišnešiai. Čia yra durnas kovojimas iš tikrųjų, ne, bet jisai yra mums labai būdingas, mes tokie durneliai, kurie pastoviai erzinam vienas kitą ir kovojam dėl nereikšmingų dalykų. Tai 38-ieji, tu esi stipri asmenybė, užsispyrusi, ambicinga, žinok, ambicinga ne tik savo pasidaryti geresnę, ne, individualių, bet ir atnešti šeimai kažko ir kad jie tavimi pasitikėtų, kad jie respektų tau jaustų, ne, nes tos ambicijos irgi, tipo, kasgi aš, ir dar su tavo uždarytų ego ir tokiu aktyviu, tu tikrai nori, kad tave respektintų žmonės. Ir kai to nėra, tavo kūnas kenčia. Čia yra 60-ieji vartai, kurie snaudžia, pakol nepadaro viską, nepakeičia. Žodžiu, 60-ieji, jie veikia ciklais. Gali būti taip, jog bus gyvenimo tokios situacijos, kurios visiškai pakeis tavo gyvenimą nuo prieš ir po. Ir čia yra 60-ieji, ne? Mes labai dažnai bijom tų pokyčių, ne? Nes čia iš tikrųjų yra mutacijos vartai ir žmogus nemutuoja pastoviai, ne? Jisai mutuoja per kažkokį laikotarpį, ne? Ir labai įmanoma, jog per tuos momentus, kai tie vartai, kai ta energija pasijungia, ne? Nes jinai nepastoviai tavo centre, tik karts nuo karto, ne, pagal kažkokius, nežinau, ten planetos taip jau susiklostė. Tai kai šitie vartai turi galios ir jie įsigilina, gali atkristi žmonės,
gali būti, jog tu, nežinau, gali būti, tu išvažiavai į kitą miestą ir tavo gyvenimas visiškai pasikeitė. Tu ištekėjai ir dabar tavo gyvenimo dinamika visiškai kitokia negu dieną prieš vestuves ar dar kažkas. Tai va tie tokie pasikeitimai labai globalūs, kur ne tik žmonės keičiasi, bet ir tavo lifestyle'as, ne, ir tavo namai ir visa tai, tai čia jie būna tokiais periodais. Arba visiška tokia stagnacija, kai viskas chill, bum. Mutacija atsitinka ir dabar arba jūs spėjat ir darot tą patį, ką Viktorija, arba Viktorija jūs palieka ir pradeda kažką naujo, ne? Reikia paleisti kartais. Žinau, labai skauda, ne kartais, kai kiti nespėja mutuoti kartu ir taip antiek greitai keistis, kaip tu, jau taip, toks jau yra dizainas, ne? Galbūt čia tiesiog nėra jų laikas ir reikia juos paleisti. 44 vartai tai yra vartai pradėti kažką naujo, naujų projektų ir irgi tai yra dream, ne? Tai dream įsivaizdavimo, kreatyvumo, svajonių vartai, bet čia irgi ir meilės vartai. Ir čia būkime atviri, ne visi iš vis pas tave vienas kanalas yra giminystės ryšių, ne, o kitas yra individualus. Ne. Tai čia, sakykime, meilę tu girdi per žodžius, per išsireikšti, kaip tu girdi, jog tave kažkas myli, tas meilumo žodžius, ne, bet 45-21 yra per jausmą, per lytėjimą viens kito, ne? Ir 41 tiesiog patvirtina tai ir sakydami, jog be meilės, be sekso nebus jokios meilės. Tau seksas yra labai svarbu. Ir geras seksas turi būti kokybiškas, nes jeigu to nėra, tai dėja ir nebus ir meilės. Tai vat jie yra tokie labai sujungti, nes čia yra irgi ir intymiosios svajonės. Ir tau reikia tikrai svajoti didelių maštabų, nes tu, aišku, nepastoviai, nes tu gali ir tu žinai, jog tu esi svajoklė, tu esi kreatyvi. Tau, jeigu tai yra kažkas, kas tau tinka, ne, kam tu jausi tą atsaką, ne iš savo autoriteto, tau energija duos tam tuo pasiekti, o dar tavo užsispyrimas, tavo ambicijos neleis, pastoviai tave spirs, duos tau spirito pasiekti, ne? Bet ir vėlgi sakau, daryk kažką individualaus, kažką tokio, ko nieks kitas nematė, kad šokiruoti, ne, arba kažką kito per 10 000 bandymų, nes tu esi 3-5, ne, profilis. Ir tau būdinga yra keltis nuo kelių ir vėl kažką bandyti kristi, keltis nuo kelių ir vėl kažką bandyti, pakol tu netapsi milijonierė. Ir kai patapsi, prisimink mane, gerai? Gerai, dar porą žodelių, nes aš manau, mes daugybę jau čia pražiūrėjom su tavim. Tu turi 8 čia, tu labai gerai nujauti, nes kaip patarkim, pas tave gera intuicija, gera sveikata, ne, tu irgi jauti žmonių individualumą. Tu gali stiprinti kitų žmonių savybės per jų tu gali pati išvelgti kitų žmonių talentus ir juos sustiprinti. Ar tai žodžių, ar tai kažkokių komplimentų, ar tiesiog palaikymo, ne? Gal žmogus kažką ten kibirkšnioja, ne, ten savo sąsiuvinėje ir tikrai gražus kažkokie piešinėliai išeina, ne? Ir tu gali tą pastebėti ir sakyti, wow, va čia tai tikrai grožis, ne? Ko tu čia dabar sėdė, ne? Papostink kur nors tą savo piešinėlį. Ir tas žmogus niekada net nepastebėjęs, jog ir gal niekada net neturėjo noro, net ten kažką postinti, padarys kartą, trečią ir vėliau tas pataps jo realiai karjera, nebūti menininku ar kažką daryti. Tu moki pamatyti talentus kitose žmonėse ir juos išreikšti ir kažkaip pagerinti kitus. Čia yra labai didelis talentas. Svarbiausia dar o labiau, kai tu turi tuos 45 karaliaus vardus ir tu gali burti žmones. Prisimink, jog tu gali suburti kažkokią komandą, jai vadovauti jų resursais, pardavinėti kažką, ne, arba įkišti kažką intuityviai, žinant, ko jam nori, arba šokiruojant juos per tą kitą koncepciją, arba kainą, arba šokiruojant
daug gali būt tokių dalykų, ane, arba tiesiog konceptas gali būti ant tiek naujas, juk dar žmonės nelabai netgi pirmą sykį kažką tokio optimalaus mato, nes tai turi būti praktiška. Tu atvira esi visokiems įvykiams, tu esi atvira, kai kažkas gali tau parašyti, varom į Palangą rytoj. Man atrodo, tu žmogus, kuris pasakys, aha, varom. Jo ir varysi iš tikrųjų, nes tau irgi labai svarbu yra pergyventi tuos įspūdžius, ane, pergyventi emocijas kažkokias. Tu tikrai, kai šitas centras, pavyzdžiui, aktyvuotas yra, tu tikrai nori gyvenimą jaust, gyvenimą gyventi, ane, turėti tą jėgą, kažkai jausti pokyčius, jausti tą laimę arba pyktį, arba čia irgi yra viena iš tų emocijų ir jos yra puikios, jos mus stiprina. Čia dar turim tokius vartus 37-uosius, ane, ir jie yra tai vadinami draugiškumo vartai ir jie dažniausiai yra susiję su šeimomis. Kas yra vyksta šeimoje? Tai yra tu mėgsti, kai rinktis kartu su šeima už stalo, mėgsti, kai ritualai yra išlaikomi, ne, kai yra tas respektas senoliui, savo senelį ir senelį, kai perdodavimas yra žinios iš senelio ir iš tėvų vaikam, anūkams. Tu mėgsti, kad iki šiol dar yra ta šeimos dvasia. Tegul tu dar galbūt nesi pasiruošus ten vaikam ar dar kažko, bet tau išlaikyti tas senas šeimos tradicijas yra labai labai svarbu. Ir kas dar labiau svarbiausia yra išlaikyti taiką šeimoje. Jeigu kažkas pykstasi šeimoje ar kažkas įvyksta konfliktas, ne, sprendžiant iš to, juk tu esi tokia bossy lady, ne, tu esi bosas, tai gali būti tų konfliktų tikrai, kai vyksta jis šeimoje, tavo artimiesiems, tau tikrai sunku. 37-ieji jie yra už taiką šeimoje, jie kaip klijai veikia tarp žmonių ir, sakykime, tie žmonės, kurie turi labai daug individualumo, tu esi sukurta jiems pajausti vėl tą švelnumą, gėrį, šeimyną, tas senas emocijas. Tarkim taip, jog per paskutinius 100 metų labai daug žmonių gimė su tokiais vartais. Aš juos turiu irgi ir aš visiškai tave suprantu. Šito atžvilgiu aš iki šiol labai myliu savo brolius, mane jie nervuoja, aišku, aš ten jais irgi vadovauju labai, bet man jie yra svarbus. Mano šeima yra svarbi. Aš noriu, kad ir per Velykus mes važiuotume pas senelę, o per šventes pas mus, nes tokia yra šeiminė tradicija. Aš mėgstu, kai mes dainuojam dainas, žinai, šeiminės kažkokias. Ir deja, ko toliau, po kelių metų šitie vartai nustos būti tokie populiarūs ir mes tą jau jaučiam. Šeimos tradicijos jau nustoja būti kažkokių tendencija, ne? Mes nustojam, mes raunam tas šeimos tą artumą, ne? Jau nebėra to respekto senoliams, jau nebėra to noro būti su jais, ne? Norisi būti su draugais individualiais, norisi kurti šeimą ne pagal kraujo giminę, o pagal tiesiog kaip mes dvasiškai su jais, kaip mes draugiškai su kitais jaučiamės. Keičiasi epocha ir dėja vartai šitų šeimynos vertybių eina ant antro plano. Tie žmonės kaip tu ir aš, mes iki šiol vertinsim taip, bet tačiau globaliai tai nebus tendencija. Tai dėja, arba gerai, žinai, kartais šeima irgi gali labai spausti, ne, arba laikyti mus ir neleisti atsiverti taip, kaip mes turim būti. Gerai, Vika, aš čia tau užknisau. Paskutinės tokios remarkai, ne, tu turi kairįjį kūną, o tai reiškia, jog kūnas yra stiprus, kūnas yra, tu gali sau leisti pavalgyti, tu gali sau leisti pastresuoti, ne, bet vėlgi tu turi labai žiūrėti iš tuos du atvirus savo kanalo centrus, šitą emocijas ir į root centras, į mūsų kamieną. Labai paprastai dėl to, jog tu neturi čia fokusuotas energijos, žmonės ant tavęs labai veiks, ne?
Labai dažnai tokie žmonės būna super stresingi, nes čia, pavyzdžiui, tu neturi pastovaus apsaugos nuo streso, nes atidarytas šitas centras, jis ir yra, juk tu labiau esi veikiamas streso negu kiti žmonės, kurie turėtų čia, pavyzdžiui, užpildyti šitą centrą. Taigi, o kas įvyksta, kai ir emocijos nestabilius ir dar ir stresui tu labai esi aktyvi, tai va tada galva sprogsta. Ir tavo galva tikrai sprogsta, nes čia irgi yra neužtušuota, ir tiesiog rūpinkis savo mentalinę sveikatą, ne, bandyk kažkokias praktikas relakso, ne, nežinau, gal jogos tau vyks, gal ten, nežinau, kažkokias muziką sau klausykis, labai kažkas, kas tave ramintų, bandyk apsiriboti nuo žmonių, tu esi gana tau reikalingas kitas žmogus, tau reikalingas partneris būti kartu. Tačiau ir būti labai daug laiko vienai, ane, tau irgi reikia pasibūti, turėti tos erdvės, ane, kad nieks tavęs nenervuotų, kad nieks tavęs šito laikotarpio, nes, pavyzdžiui, pastoviai turėti atidarytą emo ir rūt sunku yra. Tu tiesiog galėsi sukaupti per daug emocijų kitų žmonių ir tada kur jos dings? Jos sprogs taip, kad visiems baisu pasidarys, ane? Taigi reikia kažkaip išmokti tas emocijas išleisti. Emo centras atsako už mūsų virškinimą, už mūsų hormonus, už skydliaugę irgi, atsako už mūsų svorį, ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, aš irgi to svorio labai daug turiu ir aš iš tikrųjų suprantu, jog tas ir yra mano suvalgytos, neperdirbtos, sušiktos emocijos, aš užvalgau tą savo pergyvenimus, ane, ir tas tikrai reikia visada prisiminti, jog tas mūsų būvis, kaip mes jį dabar jaučiam, ane, tas stresuotumas, ane, tai nėra mūsų. Greičiausiai mes kažkur užėjo kažkas į virtuvę, ane, su tokia nuotaika ir jinai mūsų apliejo, ne mes tą pajautėm. Taigi reikia atsiriboti nuo tų kitų, relaksuoti, leisti savo ir Netflixą pažiūrėti, ir pačylint, mylėti save, vyką, nes tik tai nuo to, kaip tu jauti save, ar tu jautiesi pasitenkinusi savimi, ane, tada nuo to priklauso tavo iš tikrųjų materialinė gerovė ir tavo šeimos gerovė. Taigi labai 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 prižiūrėk savo jau pavargau, savo sveikatą. Ir paskutinį noriu pasakyti, kuris apie tavo G centrą. Čia jeigu kiti, pavyzdžiui, atverti tavo centrai turi bent vieną čia aktyvaciją, ne, bent vienus vartus, kuriuos mes jau pašnekėjom, tai G centras yra visiškai atviras. Nieko čia nei vienos nėra, ne, ką tai reiškia. Ir mes jau šnekėjom, jog G centras jisai mūsų asmenybę kūrė, ne, kokie mes esam, mūsų tą tokį apvalkalą viduje. Ką mes mylim, kas mus vaibina, ne, prie ko mes, pavyzdžiui, linkę daryti, mūsų motyvacija pasaulyje, ne, kokioj vietoje mes turim gyventi, arba su kokiais žmonėmis mums patinka bendrauti. Deja, pas tavo bodygrafė tas nėra nurodyta. Tau nėra dizainų nustatyta jokių ribų. Ir negatyviai pergyvent šitą situaciją, nes aišku labai sunku nesuprasti, kas tu esi. Ir aš tau parodysiu tokį, nežinau, kaip tas pergyvena, man labai būtų įdomu išgirsti tavęs, kaip tu išgyveni savo atidarytą visiškai G centrą. Aš šneku 4 kalbom, mano tėtis ukrainietis, mama Lenkė, mes gyvenam Lietuvoje. Chaosas. Aš niekada visą savo jaunystę aš galvoju, kasgi aš esu. Aš ir Mickevičių skaitau, ir Puškiną jau skaičiusi, ne, bet aš myliu Lietuvą, ne, ir va toks, va, tipo kultūrinis truputėlį bardakas, kai tu niekada nežinai, kas tu esi. O
kur mano vieta po saule, ar Rusijoje, ar Lietuvoje, ar dar kažkur. Čia aš šiaip sakau. Buvo momentus gyvenime, kai aš tikrai, mano G-centras tiesiog pasakė, varyk, išspręs, kurgi yra ta tavo vieta, tavo po saulė. Ir aš išvažiavau į Daniją, iš Danijos į Ispaniją, į Angliją, ir supratau, grįžau namo. Nes kiekvienoje vietoje yra dalykų. G-centras mums leidžia būti chameleonais Vika. Tu gali būti ir vienokia su vienais žmonėms ir visai kitokia su kitu žmogumi, kai tu šneki. Ir dar trečia, tu gali būti, kai tu esi su savo vyru ar ten darbe. Pavyzdžiui, žmonės iš darbo gali tave apibūdinti kaip, sakykime, ten boss lady, ne, o vyras pasakytų, ne, jinai pas mane vis labai gera katytė tokia, žinok, paslaugi ir faina, žinai, meili. Visiškai kitaip reaguoja. Taigi, G-centras reaguoja ant dviejų dalykų. Ant vietos, kurioje tu gyveni, namai, būtas, miestas, šalis. Visa tai pakeis tavo visiškai asmenybę, kokia tu esi. Ir žmonės aplinkui tave. Taigi, turėti tą G-centrą atidarytą yra challenge'as, aišku, nes sunku nežinoti, kuo tu esi ir kaip tu gali padėti kitiems, patapti kažkuo, daktaru ar ten, nežinau, kai tu tiesiog nežinai, kas tu esi. O iš kitos pusės tu gali būti bet kuo. Taigi čia yra tas visiškai atidaryto centro gale, jog tu turi būti tarp žmonių, išsirinkti tik tai, kas tau tinka, tik tas asmenybės, tas savokas, arba tas kažkokias charakteristikas, jas pasilikti savo ir vėl, o visa, kas tau netinka, atmesti. Danijoje aš išmokau bendravimo, kolektyvumo, ne, Ispanijoje, bet man visiškai neužėjo tas jų toksai uždaras gyvenimas ir aš supratau, jog aš tikrai negaliu būti tokia kaip Danai. Ispanijoje išmokau pasitikėti savimi, atsiverti, užsidėti ant savo storos šiknos šortus, nekreipti dėmesį, ne, žodžiu, kažką tokio, tačiau aš supratau, jog pilnai būti to chameleonu ir būti Ispanė sunku, nes man netiko tas jų chaotiškas gyvenimo ciklas, jie pastoviai rėkdavo, ne, taigi aš priėmiau tai, kas tinka geriausia ir pasilikau tai, ko jiems nereikia, ne, tai ko man netinka. Ir tarkim, iki 30, ne, kai tau sukaks 30, mes jau maždaug turim susiformavę per mūsų G-centrą, jeigu mes užtektinai jį išgyvename, nebūnam tarp žmonių ir nujaučiam, tai mes dažniausiai jau turim sukrovę kažkokį bagažą. Ir tu jau žinai, kad aš galiu būti ir tokia, ir anokia, ir čia tikrai Vika tau bus didelis talentas ir pagalba su tavo 26 vartais. Tugi moki kalbėti, tu moki būti chameleonu, tu moki pasitikslinti, ne? Tarkim, tu gali būti super valdinga ir stipri, ne? Bet kai tau reikia, gali patapti to chameleonu ir paprašyti gražiai ir galėtų pabūti 5 minutės tą katytę. Tai, sakykime, nieko apskritai mylėti tu, kad kaip ir nemokė, ne? Realiai, sorry, taip jau yra, jog mes nemokam mylėti pilnadušę, jeigu mes tiesiog sėdam kambarį. Aš labai dažnai pagalvoju, ar aš myliu savo vaikiną, ne? Labai dažnai. Kai aš sėdžiu viena. Ir tada jisai užeina į kambarį ir visiškai dinamika pasikeičia, nes jisai turi čia aktyvacijų, jisai turi čia uždarą tavo centrą. Ir aš tada pilnai suprantu, jog aš myliu gyvenimą ir myliu šunis ir katės, nes jisai pasimaišęs ant jų, o jisai turi 15 vartus, kurie realiai atsako už gyvūnus, ne, meilė gyvūnus, meilė žmonijai, ne, ir man iš karto visiškai o kai jo nėra, tai aš dar pagalvoju 3 kartus, ar aš jį myliu ar ne. Tai tas chameleoniškumas, ne, jisai neturi būti netikras, ne, kai tu netikrai save vedi su kitais žmonėmis, ne, ir jie jaučia, jog tu feikini, ne, bet tu gali išnaudoti
Išnaudoti biznesui, išnaudoti jį bendravimui, kažkaip išlaviruoti, ane, jeigu tu savo šeimoje ir nori, kažkaip, kad nebūtų konflikto, ane, tu gali išlaviruoti ir pabūti taip su tuo žmogumi, kad tiktų jiems, ane. Tai žodžiu, tai yra didelis talentas, bet irgi ir didelė, naša, nes tie klausimai dar su tavo atidaryta galva, ane, pastoviai jie ten bus, taigi kas aš esu, gal aš darau ne tai, ką man reikia, gal aš negirdžiu savęs, ane, kodėl aš nesuprantu, kas man reikia, kur yra mano tas kompasas gyvenime. Relax, išeik į kavinę, pabūk tarp žmonių, tikrai bus žmonės su aura ta, su uždarytu kažkokiu savo va tuo tikslu, ane, ir tu nujausdama tai gali nusiraminti ir pati sau kažką suprasti irgi. Taigi, Vika, ačiū labai, jog išklausėjai, išėjo gana ilgas video, bet kaip matai, neišeina, kad būtų trumpiau, ane, žinant tiek daug teorijos. Jeigu kada nors iš tikrųjų turėsi kažkokių klausimų, arba dar ko nors, nu, vaikinas, kad tik užėjo, tai labai lauksiu tada atgalinio ryšio. Galim pražiūrėti ir tavo vaikiną, ne, sužiūrėti jūsų kompiliaciją, jūsų profilių kartu, kaip jūs veikiat vienas kitą, kokie pas jūs yra centrai, kokie yra challenge'ai. Galbūt jūs visiškai kitaip galbūt jūs galite idealiai gyventi kartu ir tinkat kartu, ne, bet tiesiog nemokat pergyventi to savo dizaino. Ir didžiausias problemos mes galim iškeisti jas į kažką produktyvaus. Taigi ačiū ir vėl. Ir iki greito tikėkimės, ane? O jeigu ką, tai gero tau gyvenimo, tikiuosi susirasi savo veiklos, nes tau tikrai reikia veiklos. Tokia lyderė kaip tu tikrai turi kažką kurti, kažką daryti, kažkur burti žmonės kartu, šokiruoti juos ir tada gyvenimas visiems mums bus daug labiau įdomesnis. Čiau, geros nakties.